Registras filtruoja visus agentų skambučius. Pasirinkite datą, pavyzdžiui, kovo 1 balandžio 7 ir matom, kad per šį laikotarpį iš viso dirbom su 416 skambučių. 205 skambučiai įeinantis, 211 kartų patys skambinom, 37 skambučiai peradresuoti, 123 praleisti ir svarbiausia, 3 iš tų 123 dar reikia atskambinti. Norint tai padaryti, spaudžiam ant filtro, 3 calls to return ir spaudžiam ant telefono numerio. Click to call, skambinam klientui. Jeigu klientas atsiliepia, skambutis iš sąrašo dingsta. Šiuo atveju aš padedu ragelį. Grįžtam atgal į registrą, išsifiltruojam atgal kovo 1 balandžio 7 ir skambučių registrą galime filtruoti pagal phone lines, eiles, skambučių statusus, agentus, pokalbio pabaigos tagus. Pavyzdžiui, norime žinoti, kiek per nustatytą laikotarpį turėjome skundų. Spaudžiam skundas ir matom, kad 15 skambučių, 3 įeinantis, 12 išeinančių buvo dėl skundų. Dėl to labai rekomenduojame tagus naudoti ir žymėti kiekvieno skambučio pobūdį. Ir galima filtruoti registrą pagal projektinę veiklą. Grįžtant prie skambučių statusų, mist kategorijai yra 3 mist tipai. Spaudžiam ant mist ir matom visus praleistus skambučius, tiek atskambintus, tiek neatskambintus. Matom, turim 123 praleistus skambučius. Spaudžiam ant mist su varnele ir matom, kad 93 skambučiam mes sėkmingai atskambinom. Reiškia, skambinom klientui ir klientas atsiliepė. O paspaudus mist su X-iuku matome, kad 30 skambučių sėkmingai atskambinti nepavyko. Arba klientas atmetė skambutį, arba dėl kitos priežasties mes su klientu susisiekti negalėjome.